Tai treneri, jūsų mintis apie fantastinę pergalę Paryžiui? Svarbi komandinė pergalė, tiek psichologiškai, tiek šiaip išvykoj šitoj salėje nėra lengva žaisti. Aišku, žinojom, kad varžovas labai greitai bėga, labai greitai bėgs ir daug liks kamuolių. Norėjom kažkiek daugiau sustabdyti, bet prieš rungtynes negalvojom, kad galim puolimų jos apžaisti. Turėjom šiek tiek, bet susigynėm vieną kėlinį ir manau, tas trečias kėlinys davė tokį impulsą, kad grįžom kartu, grįžom ir kažkiek gale kontroliavom, vėlgi tos kelios klaidos, tokios sunkus Gifio metimas buvo, kur tikrai jau nieko negali geriau padaryti gynybai, manau, taip kad, bet gale svarbiausia, kad išlikom kartu, visi kaip komanda, nepanikavom ir tikrai smagu dėl mūsų sirgalių, kurie susirinko vėl eilinį kartą daug, dėl mūsų žaidėjų smagu, kad iškovojom pergalę. Kaip jūsų akimis atrodė ta paskutinė minutė? Ąžuolo tas paskutinis irgi metimas? Taip, kaip sakau, nebuvo kažkiek ramu, bet vėlgi čia krepšinis čia visą laiką bus. Gal tik, kaip ir minėjau, mes turėjom ir 7 taškus ir atrodo toks kažkiek jau kontroliavom rungtynės ir tas sunkus tritaškis, po to dvi klaidos ir už nuovargio gal Francisko ir Otara gerai gynėsi, bet lygioj vietoj klaidos. Taip pat vėlgi reikėjo išlikti kartu, galės ramiai, ta prasme, kad svarbu nepanikuoti. Ir smagu, kad Ąžuolo prasiveržimas stiprus, stiprią ranką praėjo ir įmetė metimą. Ąžuolas pasakė, kad ta ataka prie -1 kaip ir nebuvo kokia suplanuota. Ar galbūt paliko įspūdį, kokią drąsą ir tą susigaudimą jis parodė tą situaciją? Taip, kažkaip paliko, taip, ne taip norėjom žaisti, bet vėlgi čia krepšinį daug tų situacijų būna, kur ten turi aikštelės, prieš gali vieną pasakyti, nubražyti, bet ne visą laiką gaunasi. Smagu, kad jisai tokiu momentu nebijo atsakomybės, dėl to jisai yra čia pas mus, dėl to mes jau ir norėjom, kad jisai tokius sprendimus gali priimti ir nesvarbu. Ypač dar smagiau, kad jisai po praeitų, ne pačių geriausių savo rungtynių, jisai taip sureagavo ir taip sužaidė, tai rodo jo brandą. Pirmoji pusė Paryžius tokią puolimo bangą užkūrė, bet trečiam kėlinyje 17 taškų leidote mest, kas jų standartais yra žemi skaičiai. Ką galbūt darėt gynybai kitaip negu pirmoji pusė grįždami rungtynės? Manau, vėlgi daug šnekėjom, kad mes pirmoji pusė 20 taškų kažkur greitam puolime prasileidom, tai vėlgi neduotos tų taškų ir tada jau gynybai žais tą pozicinį krepšinį. Tai pozicinį krepšinį mes tikrai kažkiek galėjom apsiginti, daug metimų įmetė iš tų, ką mes norėjom, ką mes, kaip ir sakyti, ir davėm metimus. Taip, bet manau, kad pagrindė, kad ir atkovoti kamuoliai, tik tai antram kėliny 9 pasiėmėm, po to per kitus 3-4 liktai paėmė, taip kad greitas puolimas ir atkovoti kamuoliai buvo. Treneri nemažai akcentavot prieš rungtynes koncentraciją visas 40 minučių. Ar gavot tai, ko norėjot šiandien rungtynės? Manau, kad taip, aišku, mums Naidželis daug padeda, tikrai jis tuo metu, kaip labiausiai patyrė žaidėjas, visus tik sustato ir kažkiek tai nuramina, nes vėl krepšinis bus, ypač toje komanda kaip Paryžius, bus tų pakelimų ir nuopuolių svarbiausia, nes jie gali per vieną minutę sumest 3 tritaškius ir jau iš 0-10, -10 taškų, bet svarbu nepanikuoti, nes puolime tikrai žinojom, kad metimus susikursim, kad ir situaciją susikursim. Tik klausimas, kaip mes jas išnaudosim, bet gal jų gynyba, jeigu judėsim kamuolį, mes tikrai turėsim galimybę. Svarbiausia buvo sustabdyti. Bet... Kalbinant Lauryną Birutę, jis išskyrė Naidželį kaip vieną iš tų žmonių, su kurio vienas malonumas yra žaisti. Jam grįžus į aikštelę, ar tas ginklas Laurynas Birutis plus Naidželis Viljamsas Gosas buvo vienas esminių šiandien, kuris leido iškovoti pergalę? Aišku, irgi nenoriu nei vieno išskirti, tikrai kas buvo, kas išėjo, kas neišėjo aikštelę, kiekvienas mums reikalingas ir žinoma, kai Laurynui prieš tokią gynybą su tokiais gynėjais, tai tik tai yra svajonė žaisti. Aš pats didelis buvau žmogus, tai žinau, kad jeigu tu gerą užsvarą pastatysi ir laikų po krepšių kirsi, tenais tokių lygio žaidėjai tave suras, tai jam tik beliko tik iš po krepšio pabaigtos metimus. Taip, bet manau, kad jisai kaifuoja tikrai žaiddamas su tokiu lygio žaidėjais. Trenerėm irgi toks pirmasis kartas šį sezoną, pirmajam kėlinyje gavo techninę pražangą, pirmoji jūs per etapą Žalgirį. Už ką buvo ta nuobauda, ką paaiškino teisėjai? Ne, tai aš įėjau į aikštelę, ta prasme, dėl to paaiškino. Taip galbūt nematė, bet teisėjas bėgo šalia ir norėjau, kad mes keis gynybą ir Mozesas nesuprato, kurią gynybą gynamės, tai norėjau aiškiau jam pasakyti ir gavau už tą techninę. Gavau. Gerai, kad laimėjau, žinau, pralaimėjau, būtų skaudžiau, dėl to taško būtų labai gaila buvo. Nadiras Hifi, aišku, rezultatyviausias Eurolygos žaidėjas, šiandien vėl 26 taškai. Esat matęs, ką nors panašaus per savo karjerą į tokius metimus, į tokius
drąsiai turbūt galima sakyti, nelogika. Tokių metimų, kaip paskutinį čia įmetė Nigelų, tikrai nemačiau. Ir tuo labiau tikrai žaidė prieš vieną geriausių gynėjų Nigelį, taip kad, bet jisai, ne mes vieni varstam su juo, taip kad čia, kaip ir minėjau, kad čia jo metimai yra, čia nėra, kad jis vieną dieną tik pataiko tos metimus, jis visą laiką tos pataiko metimus, taip kad norėjom, kad jisai dvitaškiais mumis apžaistų, stengiamės kiek įmanoma siūsti į vidų, kad nemestų, bet vis tiek tokio lygio žaidėjas greitam puolime ir gerai jaučiasi ir kai tai pataiko tikrai sunku, žinojom, kad įsimes savo taškus, tai kad kiek jį pavyks apriboti kitus.